yra pilnai sukomplektuota, galbūt artimiausiu metu teks atsisakyti vieno žaidėjo, kadangi šiek tiek per daug kokybės. Tikriausiai vieno iš dviejų žaidėjų. Kol kas, kadangi tai yra dar neoficialu ir su tai žaidėjais dar nekalbėti ir treneriai dar nepriėmė sprendimo, tai iš mano pusės būtų nekorektiška pasakyti dabar. O šiaip mes galime prieš Žalgirį kovoti ar ne? Mes negalvojame apie tai, kad kovoti prieš Žalgirį, mes galvojame apie tai, kad mes prieš juos privalom laimėti kiekvieną kartą, kada žaidžiam. Su kitokiom mintimi mes tas rungtynes neimam. Žukauskas sveikas, kuo tai mažai žaidžia? Jis, matot, jis metus nesportavo ir, aišku, jo žaidybinė forma dar yra... Saugoti kažkam? Ne, jau saugoti jo nebereikia, jis visiškai atsistatęs, paprasčiausiai jam reikia šiek tiek daugiau žaidybinės praktikos, dar šiek tiek kantrybės. Atsiprašau? Ar toliuko negausi? Ir apie tai mes stengiamės kalbėtis labai dažnai. Ir mūsų pagrindinė šių metų problema komandos, kad per daug lygiaverčių žaidėjų. Čia galbūt buvo tam tikra klaida per vasarą. Ne, šiaip noriu pasakyti vieną klausimą. Tiesiog komanda nieko nepasakyti, ten kitų pasakyti. Prieš šakas nėra dalykas, kad kažką pasakyti. Viską tie... Aš manau, kad komanda yra vienoda, kaip ir buvo pasakyti. Bet kažkokia trūksta. Bet treneris pasakymą, kad kažkokia pasitikėti. Ir... Tai komanda, man atrodo, tikrai nebuvo neblogai. Ir tai, ką jūs matot, tai ir mes pastebim ir kasdieną bandom tą išspręsti. Aš manau, kad... Iš tikrųjų, rungtynės su Šiauliais, nes apie ją aš pats žiūrėjau ir mačiau, kad tai biškis nerealu. Ir rungtynės prieš Šiaulius ir rungtynės prieš Tartu. Tai nėra mūsų krepšinis ir mes tikrai labai dažnai stato galvoti. Ir aš manau, kad reikia šitai komandai šiek tiek laiko. 2-3 savaičių dar maksimum 4, jeigu tai, ką jūs matot, pastebėm ir mes, jeigu kažkas nesikeis šitoje komandoje visą laiką, tai yra reaguojama. Tai sekasi kovos su Makabi? Su Makabi labai keista situacija, galbūt pirmą kartą mano gyvenime atsitiko, kad žmonės, kurie nusikalto ir kažką padarė, jie net nebando susitarti ar nebando eiti kažkokį dialogą. Vėlgi buvo visokių atvejų mūsų klube, kad ne visą laiką buvo išsiskirta gerai, bet mes visą laiką ieškojom sprendimų, kad galų gale būtų pasiektas kažkoks susitarimas bent jau teisinis, nes šiuo atveju jie vengia bet kokios atsakomybės teisme. Prognozės Lietuvoje mes tikrai teismų turėtume laimėti dėl vienos paprastos priežasties. Klausimas toks, ar išpirka sumokėta ar ne. Čia negali būti jokio kito teisinio interpretavimo. Yra nesumokėta ir jie to neneigia. Izraelyje kovoti prieš Makabį nedrįščiau prognozuoti vėlgi. Todėl, kad čia yra vienas iš didžiausių krepšinio absurdų. Taip pat nėra jokios taisyklės reglamentuojančios trenerių perėjimą iš klubo į klubą. Ir tai reiškia, kad dabar jeigu Lietuvos Rytas sumanytų rytoj pakeisti trenerį ir paskambinti, sakyčiau, Ramūnų Butautų ir Rygas atvažiuotų čia, nieks jau negalėtų diskvalifikuoti. Tai yra tikrai situacija absurdiška, dėlėje tokia yra. Šiuo atveju mes kvalifikacijos nepasieksim. Pristatymą nuo paprastų žmogiškų švenčių ir jūsų nuoširdžiausių mokėjimų mūsų milijonierių iš Brazilijos Žao Paulo Batista. Su gimtadieniu. Happy birthday! Jau padarė. Aišku, pasikeitus tiek žaidėjų, tai tikrai labai įdomu, kas jie tokie, iš kur jie. Bet pradėsiu aš nuo tų,
kuriuos jūs pažįstat geriausiai. Nuo žmogaus, kurio veidas neatsiejamas nuo Lietuvos ryto klubo vardo, tai yra žmogus, pirmasis Lietuvos ryto pirkinys klubų įsikūrus 97 metais. Tai yra tikriausiai unikaliausias ištikimybės pavyzdys Europos krepšinyje Andrius Šležas. Nuo kurio mano supratimu prasidėjo tikrasis Lietuvos ryto tyrimas. Pirmasis tyrimas 2000 metais, kai mes laimėjome čempionatą, patekome į Europos taurės pusfinalį, dar buvo toks gana netikėtas ir dar gana nebrandus. Antrasis Lietuvos ryto tyrimas prasidėjo 2004 metais. Vėlgi aš manau, kad tam viena iš didžiausių, kad padarė sprendimas priimtas dar nesibaigus sezonui, pakviesti Vilnių į žaidėją, kuris tapo protingo Lietuvos ryto krepšinio. Komandos kapitonas Robertas Štelmakas. Šitą žmogų pristatinėdamas, aš pasakysiu keletą vardų, tai galbūt jums padės suprasti, kiek šitas žmogus myli Vilnių ir šitą komandą. Atėnų Panathinaikos, Pirėjo Olympiakos, Tel Avivo Maccabi, Maskvos CSKA ir daugelis kitų. Žmogus, kuris susijęs savo ateitį dar 3 metams su Lietuvos rytu iš tolimosios Australijos, Matthew Nielsen. Kadangi Lietuvos krepšinėje, ypač Lietuvos rinktinės krepšinėje, galioja tokia uždaro klano taisyklė, kad net nesvarbu, kaip susiklostytų situacija, iš Lietuvai turi atstovauti bent vienu Kauno Žalgirio žaidėjų daugiau negu Lietuvos ryto. Bet mes didžiuojamės ir džiaugiamės, kad turim bent vieną Tomas Dalnikaitis. Žaidėjas, kuris išbandė tikrai labai daug įvairių komandų. Ir žmogus, kuris tikrai supranta, ką reiškia Europos krepšinis ir žino, ką reiškia Europos sirgaliai. Praleidęs 3 metus Italijoje, metus Vokietijoje. Žmogus, kuris turi didžiausią širdį sirgalių atžvilgiu. Taitus Aivaras. Žaidėjas, kuris šį sezoną, aš manau, jūs dar labai maloniai nustebęs, nes vėlgi per paskutinius keletą metų aš nemačiau, bet žmogaus, kuris krepšinį žiūrėtų su tokiu, gal šiek tiek vaikišku, bet tokiu nuostabiai tikrų azartų iš Amerikos. Andre Emmet. Per paskutinius 5 metus daug klubų domėjosi Robertu Jeftovu. Daug kas prašė, kalbėjosi su mumis, kad mes Robertą per kitaip paleistume, parduotume, mes padarėme, jis išėjo, tada baigėsi kontraktas. Ir aš visą laiką svarsčiau, norint parduoti Jeftoką, reikia nupirkti kitą Jeftoką. Ir kadangi kito Jeftoko net iš tolo nebuvo, bet buvo Aurelijus Žukauskas.
Gal nėra išanalizavę Aurelijaus karjeros, čia tik tai keletą žodžių apie jo neženklius laimėjimus. Tai yra Lietuvos čempionas, Saportos taurės laimėtojas, Eurolygos laimėtojas, Europos čempionas. 2 kartų bronzos medalio laimėtojas Atlantos ir Sidnėjaus olimpiadoje. Jo kolega po krepšiu, kuris iš tikrųjų mus per šias 7 rungtynes gerokai išgelbėjęs, būtume gavę pirmos, ne vieno, bent 3 kartus dėl jo kovingumo po krepšiais ir savanaudiško žaidimo mums pavyko išsaugoti savo veidą sezono pradžioje Marijonas Petravičius. Neakivaizdžiai priekaištavo mano dideliam susižavėjimu Latvijos žaidėjais, bet kai Robertas Štelmacheris parodė, ką jis gali, aš pagalvojau, kad galbūt toj Latvijos krepšinio mokyklų gynėjų ruošimų visai neprastai. Ir mes pabandėm komandą pakviesti Sandį Buškevicą, prireikė laiko priprast prie mūsų stiliaus. Tačiau stebėdamas praėjusių metų kovos, ypač su Lenskelio komanda, galbūt kalbėsiu per drąsiai, bet mano supratimu Roberto Štelmacherio įpėdinis Janis Bunas. Tie žmonės, dėl kurių man visą laiką būdavo baisu važiuoti į Šiaulius. Darius Pakamanis ir Artūras Jomantas. Dar kartą žmogus švenčianti savo gimtadienį. Tvirtas žmogus po krepšiu ir nuostabus žmogus gyvenime. Čiau, Paulo Batista iš Brazilijos. Dabar desertas mėgstamiausia dalis trenerių pristatymą. O Mindaugo kada? Mindaugo niekada nepamirštu, Mindaugo yra atskiras pasveikinimas. Taigi, vyriausiasis treneris Sharon Drucker. Jo asistentas Arna Ilgiavo. Žmogus, su kuriuo niekada neliūdna, antras asistentas Dušan Gvozdačius. O dabar Mindaugai, iš tikrųjų prieš šį sezoną buvo labai daug dvejonių, iš tikrųjų pasikeitusi komandos sudėčiai. Kas iš lietuvių galėtų būti tas žmogus, kuris galbūt starto penketą atstovaus lietuvišką krepšinį, kuris bus ta jungiamoji grandis tarp lietuvių legionierių. Ir kažkaip per ilgus pokalbius su treneriu mes nusprendėm suteikti šansą Mindaugui. Kad tuo šansu pasinaudojo taip su Luku, kad aš labai džiaugiuosi už tave, Mindaugas Lukauskas. Žmogus, su kuriuo patys į pasaulio čempionatą išvažiavo Mindaugas Lukauskas. Žmogus, su kuriuo patys į Europos pasaulio čempionatą išvažiavo Mindaugas Žukauskas. Keletą klausimų, kokios jūs norėtumėt užduoti.
duoti žaidėjams ir treneriams, tai aš pabandysiu būti tarpininku ir vertėju. Oi. Na, Roberta, kur Roberta dirba? First of all, good evening to everybody. I want to say thank you very much for respecting us in this event. If I remember one thing from the game here in Little Slitas, it was in the old gym. And I remember so much noise. It was so much noise I couldn't hear myself. You know, I can cry 3, 2, 1. We didn't hear nothing, but one of the reasons that I'm here, of course, Little Slitas, among this, it's organized club and very respectable club. It's a club that's well known about its fans, about the positiveness of the fans. I see you, some guys, coming with us all over. We really appreciate it. We are trying to do our best practices games for you also. And in this event, I want to thank you for what you are doing for us. Thank you very much. Any more questions? Kas nors vyrai pasakykite žodį, žaidėjai fanams. Andriau. Free video. We don't have free time. Rodės. Nu, nepradėkit lėlę, nebūkit jūs. Tai kapitonas. Kurie yra visiškai Just shot to juice. Hey, hold on. I just want to say I appreciate from myself, last year when the championship had a good fan club in Germany. This year I think it's a little bit better, and I think we can have a lot of fun. I appreciate you traveling and coming to the games. I see you all enthusiastic, you all sing. I wish you were closer, but you got to stay over there. But everything is great. We want to win, believe us. Everybody in the team wants to win, and we're going to play hard every game. So don't ever worry about us not playing hard, okay? We're going to play hard for you, we're going to play hard for us, and, for the team. I don't know what to say. Like Titus said, I appreciate all of your support. It's great to come and play for you guys, and I see that you guys travel all over to support us, and it's just a blessing. I just want to say thank you for being such a great fan. Yeah.
По-русски только говорит. По-русски. Второй капитан. Второй. По-русски говорит. Я очень рад, что вы так переживаете за нас. Мы стараемся там хорошо играть и надеюсь, мы играем 3 чемпионшип: Балтийский лиги, ЛКЛ и Пола. Oh, y'all want to rap? Yeah. Like, give me some music. Yeah. Hey. Woo! Y'all go to the club, y'all see me, I'm gonna break it down. I just want to say thank y'all. Y'all showing so much love, and we're gonna try our best to show it back. What was that? Oh, okay. Anyway, but I love you. Achu and Lavani. Sveiki, fanai. Noriu pasakyti, kad Lietuvoje jau senai tikrai bežaidžiau ir kai aš žaidžiau, Žalgiris, Lietuvos Rytas jau buvo ir tais laikais nebuvo tokio fanų grupės Lietuvos Ryto. Dabar, kai grįžau tikrai į Lietuvą ir žiūriu, fanų pas jūs daugėja ir aš noriu pasakyti, kad jų tikrai, kad jų nemažėtų. Ir aš tikiuosi, kad aš žaisiu geriau, kad jų tik tais daugėtų. Sėkmės. Ты собаваешь как-то? Я чую. Ano yung sakyan, Yara? Ano yung sakyan, right? Come on. Labai malonu jaustis laikų su palaikymą, nes aš žinau, kad jūs einate kiekvienas varžybas ir jūsų šokius matot labai daug kartų. Ir labai malonu, kad jūs vis tiek kiekvieną kartą plojate. Palaikymą jūs tikrai netikėti postą, net jeigu žiūrėt. Tai va, šiais metais mūsų komanda pasikeitė dar 2 šokėjom, naujom, kurie jau nėra. Jau vieną mergaitę matėte pernai porą kartų, bet aš vis tiek gal pasakysiu 2 kartus. Čia yra Janai. Вот такая память, говорите, секунду. И номер сошла. Visada būtų gerai. Dar norėčiau, iš tikrųjų, jūsų aplodismentų žmonėm, kurie daro labai daug darbo, kartais jie yra jų nematomi, bet tas darbas yra labai svarbu, bei mūsų klubas tikrai negalėtų dirbti taip, kaip dirba. Pirmiausia, jūsų numylėtinė Nijolė Ruzgienė.
metais Lietuvos Ryto krepšinio arenoje turėtumėt labai gerai prisiminti tą žmogų. Tai yra pirmasis Lietuvos Ryto čempionas, klubo vadybininkas Giedrius Egėlis. Komandos atstovas spaudai Remigijus Kazilionis. Žmogus, kuris ištrina iš kompiuterio jūsų necenzūrinius pasisakymus Lietuvos Ryto svetainėje, kompiuterį mūsų administratorius Ričardas Baltadonis. Žmogus, kuris žino viską ne tik apie krepšinį, bet ir apie gyvenimą, mūsų tikriausiai linksmiausias ir įdomiausias žmogus, gal netgi jau tapęs personažu Juozas Šaporas. Docento, jis tikriausiai nelabai mėgsta dėmesį ir pripažinimą, bet manau, keletą plojimų ir jam.